Sveiki, gerą dienukę. Dar vienas automobilis, dar vienas Opeliukas. Opel Mokka šį kartą. Žiūrėkit, kokia graži spalva, kėbulas lygus, gražus. Automobiliukas turi Big Xenon žibintus, LED dienos žibintus, gražius, originalius 18 ratukus. Keliavom į vidų, pažiūrėti viduj. Ką turim? Dalinai odinį saloną. Gražų, tvarkingą, nesuplyšusį. Gale lygiai taip pat. Automatinė pavarų dėžė, šildomas vairas, šildomos sėdynės, laisvų rankų įranga, parkavimo jutikliai priekį gale, AUX USB jungtys tenai toliau, 253 ridos fiksuotos, yra kažkur mačiau techninė apžiūra iki 27 sausio. Tai drąsiai galima registruoti iš karto, daiktadėžių visokiausių yra, automatiškai įsijungiantys žibintai, užsilenkiantys veidrodėliai. Žiūrėkit, ką dar gale turim. Gale turim 220 jungti. Galit jungti pakrovėjus ar dar kažką iki 150 vatų galios. Kėbulas iš visų pusių tvarkingas, gražus. Automobiliukas grįžęs iš Vokietijos, kaip minėjau, 13 metai, 1.7 dizeliukas, automatas. Tai vat toks automobilis kainuos apie 7 000 eurų, kas norit įsigyti išsimokėtinai, vartojimo paskola su gerom sąlygom, 5% fiksuotų metinių palūkanų. Galima padėti įsigyti išperkamąją nuomą, jeigu toks poreikis yra. Tai vat, galite įsigyti savo pinigėlius, galim padėti parduoti jūsų seną automobilį. Daug ko galim padėti, tai jeigu kyla klausimų, turit numeriuką, turit paskyrą TikToko, galite rašyti į komentarus, asmeniškai skambinti, klausti ir tikrai padėsim šį ar kitus automobilius įsigyti, finansuoti ar kažkokiu tai kitu klausimu susijusiu su automobiliais. Tai vat, geros dienos, dar keletą automobiliukų įkelsim šiandien ir ką, laukiam iš jūsų žinių.